Šiaip 2 kėlinius viską žaidėm pagal planą, pagal tą, ką ruošėmės varžovui. Pagrindė mūsų šiandien uždavinys buvo išjungti Trepočką ir Jurgotas, iš dalies pasiteisino, tačiau grįžus po ilgosios pertraukos, ta vadinkim mūsų lyga trečio kėlinio vėl išlindo į paviršių. Trečią kėlinį pralaimėjom berods 12 ar 14 taškų skirtumą, negaliu tiksliai pasakyti. Buvo jo metu per daug gal panikos, tiek žaidėjai, tiek suolas, tiek galbūt tas pats treneris. Bet galop susitvarkėm su ta panikas, kelis metimus gerus sumetėm ir to pasekoje laimėjom rungtynės. Šiandien nesisekė varžovų vienam iš lyderių Janui Jurgo. Kaip pasisekė sustabdyti šį krepšininką? Akcentavom gynybą su ankstesnė pagalba prieš Janą. Tai yra žaidėjas, kuris tikrai gerai ant kojų stovi, gerai užbaiginėja tiek nugarą, tiek veidų, yra toksai universalus. Tritaškį turi, vidutinį turi. Džiaugiuosi savo žaidėjais, kurie susitvarkė su juo asmeniškai. Šiek tiek nepavyko rungtynės Viliui Šumskiui, kuris atrodo prisirinko greit pražangų, nors puolime atrodo neblogai, bet gynyboje kažkiek turėjus problemų. Mes šiek tiek rizikavom gynyboje, gindamiesi 2 prieš 2, jį išleisdami labai aukštai, labai aktyviai ir jam paprasčiausiai kartais yra sunku tiek prie tritaško, tiek grįžti iki pat baudos aikštelės gilumos. Todėl taip ir gavosi, bet tikrai Vilius stengiasi, Vilius dirba ir tikrai viskas gerai. Kaip vertinat Juozo Andriuškos įsijungimą į komandą, dar tikintis, aišku, kad jis naujokas, bet vis tiek? Kol kas vaikinui reikia laiko prisitaikymui, bet vaikinas tikrai supranta krepšinį, yra žaidęs gero lygio komandose, todėl nebejoju, kad artimiausiu metu įneš kur kas didesnį indėlį į mūsų žaidimą.